Kvantinė superpozicija tai neišreikšta kvantinės būsenos sritis, kuri talpina savyje viską neišreikštoje būsenoje. Tai informacinis laukas, kuris persmelkia visą kosmosą, kurdamas įvairius realybės lygius. Ši informacinė sudedamoji talpina savyje viską visam kam. Ir tik stebėtojas savo sąmonės lygių sąveikauja su šia kvantinė superpozicija, su tais laukais tą sudedamąją informacinę būseną, kuriai jis atitinka, bei daro pasirinkimą iš kvantinės superpozicijos. Darydamas pasirinkimą jis tampa stebėtoju. Būtent žmogus stebimos būsenos dėka kūrė savo naują gyvenimo realybę bei įvykių eigą. Kvantinėje superpozicijoje yra viskas. Joje randasi visa tai, ką vėliau rezonanso sąveikos būsenoje gali įgyti žmogus. Tai instrumentas, šaltinis, sudėtis, būsena, kuri yra niekas ir kuri yra viskas. Niekas tik todėl, kad dar yra neišreikšta. Būtent šis niekas, iš kurio mes galime semtis ir formuoti savo gyvenimo eigą bei realybę. Kvantinė superpozicija yra išmintinga, mielieji. Ji susideda iš informacinių bangų, kurios vienu metu yra bangomis. Tačiau stebimos stebėtojo jos taip pat virsta dalelėmis. Gravitacinio lauko ir judėjimo pokyčio dėka iš nieko pritraukiamas viskas, kas ir sukuria fizinį pasaulį. Taip pat kuria kitus išmatavimus, būsenas, kitas gyvybės formas, kurias mes matome ir tuo pačiu dar negalime matyti. Apart šio gyvenimo šioje nuostabioje žemėje egzistuoja kiti išmatavimai, žvaigždynai, pasauliai, planetos, kitos būtybės, formos bei būsenos. Visa tai taip pat yra formuojama iš kvantinės superpozicijos. Kuo aukštesnis gyvybės formos, tuo aukštesnis sąveikos lygis su kvantinė superpozicija. Tuo teisingesnis, labiau išsivystęs, siekiantis aukščiausių ketinimų. Atėjo laikas žmonėms išmokti sąveikauti su šia kvantinė superpozicija.